Tai va čia yra pastatyta 15,3 kW saulės elektrinių modulių. Tai pirmas pastumėjimas, dėl ko mes pasistatėm, šiaip iš tikrųjų nemažai elektros energijos suvartojam. Antras dalykas, kaip projektuose dalyvaujam, labai skatina į atsinaujinančius šaltinius ir tiesiog pabandėm ir pastatėm. Statymas, tai iš tikrųjų aš nežinau, kaip kitos įmonės veikia, mes čia su kuria statėm, man taip ne iki galo patiko, nes labai prastas buvo ganėtinai organizavimas. Jau kaip patvirtino projektą, žadėjo, kad jau gruodžio pabaigoje pradėjo statyti, tada nusikėlė sausio 6 skambino, nusikėlė dar kažkada, tada dar kitą dieną nusikėlė, tada dar kartą nusikėlė, tada vienu žodžiu, kad statytų mes iš savo pusės turime ekskavatorius samdyti, susiderinom tą datą gal iš 3-4 karto, atvažiavo ekskavatoristas, griovius iškasė, atvažiavo chebra, pradėjo klot kabelį, kabelio neužtenka. Tai turėjo ekskavatoristas važiuoti 2 kartus užkasinėti, vienu žodžiu. Pirmas kartas iškasimas griovio, kitas užkasimas. Tai toks biški, nežinau, ar čia įmonėse kodėl tai vyksta, bet toks biški trūksta organizacijos. Vat. Ir dabar kaip ir pastatė ir kaip suprantu, jinai iki galo dar neveikia, nes kažkas ne iki galo padaryta. Tai vat.